Born from curiosity, from ideas to solutions, rewriting the rules of possibility. From small sparks to groundbreaking achievements, combining knowledge and creativity. Powered by innovation, connecting vision with action. Today we honor the best of the best. AI Awards 2024. Ačiū labai. Sveiki visi. Iš tikrųjų, ką matome, jog ekosistema labai auga ir praėjusi 2024 metai buvo ir rekordinė investicijų atžvilgių, kiek startuolių pritraukė investicijų Lietuvoje iš dirbtinio intelekto srities arba taikymų. Tai iš tikrųjų tai yra labai džiuginantis skaičiai ir matome, kiek daug naujų idėjų atsiranda ekosistemoje. Metų dirbtinio intelekto publikacija. Akvilė Žemgulytė. Valio. Sveiki. 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 Labas vakaras visiems. Sveiki. Nepakartojamas vakaras. Ačiū organizatoriams už tokį puikų renginį ir negaliu apsakyti, kokia laiminga jaučiuosi ir pagerbta būdama šiame renginyje ir galėdama švęsti lietuvių pasiekimus visame dirbtinio intelekto srityje. Na, o ši nominacija ir apdovanojimas apskritai neįtikėtinas įvertinimas, tad noriu pasveikinti visus nominantus už jų įspūdingą darbą ir indėlį dirbtinio intelekto srityje. Čia pora? Ar tiesiog du turim? Tu laimėtojai. Gerai, tai metų dirbtinio intelekto jaunojo mokslininko publikacijoje turime du asmenis, tai Paulius Rauba ir Ieva Podžiuvelytė. Valio. Sveiki, Pauliau, malonu Jūs matyti. Sveikinam. Sveiki, dėkui, gerai girdžiuosi? Puikiai. Gal galėtumėt trumpai papasakoti, ką Jūs nuveikėte, ką įdomaus ištyrėte? Taip, per daug nesiplečiant, dalykas, kurį kartu su keliais kolegomis nuveikėme, yra sukūrėme būdą, kaip tam tikriems mašininio mokymas arba dirbtinio intelekto modeliams patiems taisyti savo klaidas ir adaptuotis. Taip, aha. Labai džiaugiuosi nugalėtojais, nes tai yra man labai artima prie širdies, labai myliu lietuvių kalbą ir man labai rėžia akį, kai ten matau vėlykos, režimas ir kitas kalbos klaidas, o dirbtinis intelektas visai lietuvių kalbos nesupranta, tai manau, kad supras, kai susidraugaus su Neurotechnology. Sveikiname nugalėtojus. Ačiū. Labai ačiū Jums už sveikinimus, šį apdovanojimą. Tikimės, kad galėsim artimiausiu metu patobulinti dar daugiau savo modelius ir padėti su lietuvių kalba dar daugiau. Ačiū labai. Metų dirbtinio intelekto įmonė Biomatter. Sveikiname Biomatter. Ačiū. Labai ačiū už šitą įvertinimą. Šiek tiek keista stovėti vienam prieš jūs visus ir su šito apdovanojimu, nes iš tikrųjų tai visiškai komandinis darbas ir net ne visi galbūt yra tiesiogiai susijęs su dirbtiniu intelektu, bet tam, kad visa tai vyktų ir turėtų kažkokią prasme, kad tas galutinis produktas turėtų kažkokią įtaką žmonių gyvenimui, buvo reikalingi visi jie, tai... Ir labai norėčiau pasveikinti Spike Technologies. Spike Technologies ateina, taip, prašau.
apdovanojimais ir mikrofonu. Ačiū už šitą nuostabų apdovanojimą. Labai motyvuoja iš tikrųjų kurti ir toliau čia Lietuvoje ir bandyti pritraukti nuostabių jai talentų į mūsų gimtąją šalį. Tai ačiū už tai. Tai man šiandien tikrai didelė garbė ir džiaugsmas pristatyti metų sprendimą, dirbtinio intelekto sprendimą švietimo sektoriuje Editai. Edit AI. Editai. Ai. Ai. Kviečiam ant scenos. Gal tikėjo, kad nelaimės, nes į paskutinę eilę atsisėdo. Nu dar kartą plojimais pasitikite Edit AI. Ačiū labai. Tikrai nesitikėjom, už tai sėdom gale, atėjom tiesiog į renginį pažiūrėti, kas vyksta. Tai nuostabu. Ir su kolegom dažnai diskutuojam, ką dirbtinis intelektas keičia. Tai su juo gyvenam jau tiesą pasakius daug metų turbūt, ne? Visi tik tai dar taip nevadindavom tuo vardu. Ir jeigu norim, kad šalis klestėtų, turim pradėti nuo švietimo. Tokią misiją savo išsikėlėm. Ir švietimas prasideda nuo labai ankstyvų dienų. Jeigu sukursim kažką mokytojam, tai tada mokytojai galės kažką atnešti vaikam. Labą vakarą visiems, labai miela, labai garbė. Ir, kaip čia pasakyti, kad gal linkėčiau, kad neprireiktų, bet aktualu tikrai kiekvienam vartotojui. Laidžans. Potencialiai aktualu. Sveikinam. Ačiū labai. Tikrai ačiū labai už apdovanojimą ir tikriausiai norėčiau, kad šis apdovanojimas taptų kaip simboliu ir dar didesniu paskatinimu, kad mes galėtumėm turėti dar daugiau dirbtinio intelekto ir sveikatos sistemos sinergijos ir ypatingai čia Lietuvoje. Kaip mes prisiminsim šios dirbtinio intelekto laikus po 5, 10 ar 15 metų? Pagalvokim, kas buvo prieš 15 metų. Todėl man atmintyje iš karto pasirodo renginys, pirmas mūsų organizuotas startuolių savaitgalis 2010 balandžio 10. Startuoliai, kurie ieško verslo angelų, ieško rizikos kapitalo ir jų beveik nėra. Mergina, kurios vardas Milda Mitkutė, su tokia nelabai perspektyvia idėja, mano drabužiai, ieško programuotojų, partnerių, investuotojų. Už 10 000 litų galima gauti 10%. Ar yra kas norėtų investuoti? Ir dėkodamas sveikinu Lucid Agreements. Lucid Agreements į sceną. Vytenė, ar esat čia? Bėga. Sėkiau visą kelionę ir gailiuosi, kad laiku neinvestavau. Labai smagu. Renkam trečią raundą. Šiandienos nugalėtojas yra konferencija CML PKD, sveikinimo asociacija. Pelnytai. Taip, ne tik visus, konferencijos dalyvius, bet ir asociacijos narius padėjusius įvykti. Metų dirbtinio intelekto reklama Justinas Vasilius. There's too many options, Carl. Charlene, we are landing in a few seconds. Just pick something. Ooh, I want the intergalactic Big Mac. Our docking spot is coming up, Charlene. Just order at the restaurant. Sveiki visi, ar girdit? Girdim, puikiai. Šaunu, tai labai malonu sudalyvauti tokiame puikiame renginyje, kad ir per internetą. Iš pradžių tai norėjau padėkoti AI Association Lithuania už renginio iniciatyvą ir taip pat už tokį įvertinimą.
Taip pat norėčiau pasveikinti visus šių metų nominantus ir laimėtojus. Trečioji vieta sveikiname Tomą Sakro ir jo darbą Red Insane. Tomai, jeigu esi. Ačiū. Faina vėl atsistoti prieš publiką. Jūsų beveik taip nesimato, bet siluetų daug. Norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti vieną klausimą. Klausimą tiems žmonėms, kas visiškai, absoliučiai nesidomi dirbtiniu intelektu. Absoliučiai. Ir klausimas skamba taip. Ką jūs savo galvojat? Taigi, antrosios vietos laimėtojas yra Justinas Vosylius ir darbas Glitchkate. Wiggums! I need your help. No time to explain. I am pulling you in. Over! Stop sleeping, dude. You're approaching the kaleidoscope. Ir pirmoji vieta, merginos. Gerai, ir pirmoji vieta Rimas Sakalauskas, Chronicles of One Day. Galime pasižiūrėti. O Rimas kol ateis, tai mes parodysim. Rimas su savo muziką ateina. Jo, galima trumpai čia pakomentuoti 7 minutės, žinokit, tai galėsit atsisiųsti. Aš nežinau, man tai aišku paprasčiausia turbūt sakyti techninius dalykus, bet aš manau, žmonėm turbūt kaip tik mažiausiai įdomus būtų techniniai dalykai. Tai man bendrai, jo, biškai netikėta buvo, nes aš kažkaip įsivaizdavau tiek labiau komerciškai žmonėm patinka žiūrėti. Ir turime 2 stipendijas, kurias dovanojam visom entuziastėm šios srities, kurios nori išmokti įvairiausių dalykų nuo LLMs, ką tai reiškia. Tikriausiai žinot, ką tai reiškia, bet kaip tai naudojatės, kaip kurti AI agents ir viskus kitus. Tai rašykite study@turingcollege.com. Čia toks e-mailas apačioj, mažom raidytėm, bet jeigu ką, gali prie manęs prieiti ir aš jums padėsiu. Wow. Bravo. Ir taip pat norėtumėm pasakyti, kad kitas susitikimas jau labai greitai. Kitas dirbtinio intelekto asociacijos susitikimas jau sausio 29 dieną. Pirmiausia, labai norėčiau, kad šiltais aplodismentais pasitiktumėt į sceną ir paplotumėt garsiai šio renginio organizatoriams. Andrius Marcinkevičius, Jekaterina Sergejeva, Rasa Kundrataitė, Ema Sinkevičiūtė, Kamilė Demenatavičiūtė ir Linas Petkevičius. Garsiais aplodismentais. O tai jeigu lietuviškas renginys, gal mes galim 3 kartus valio. Dar kartą, ar galime 3 kartus valio? Valio. Ir vieną ilgą. Valio. Visus nugalėtojus kviečiame į sceną. Kas norite, galite pasilikti pasižiūrėti šou, o jeigu bėgate į viršų pabendrauti, nepamirškit pasiimti ir kontaktų.